Sveiki visi, su jumis ir vėl Vytautas ir sveiki atvykę į video kortos vandens aušinimo video numerį 2. Taigi, kaip žinote, jeigu žiūrėjote video 1, aš suinstaliavau vandens aušintuvą ir iškilo keletas problemėlių. Taigi, greitai, kas nematėte ankstesnio video, viena problemėlė yra tai, kad, kone didžiausia problema, kad radiatorius netelpa į korpusą, taigi reikės perdėti visus hardus. Iš čia priekyje originaliai buvo, perdėsiu, pabandysiu čia, kur CD-romai dedasi. Jeigu tilps, tam nusipirkau štai tokius braketus. Jie tvirtinsis iš šono prie kiekvieno hardo ir tai turėtų leisti jį montuoti į štai šį korpusą, laikiklį, kur dedasi originaliai CD-romai. Reikia tikėtis, kad tilps. Taip pat SSD, juos tiesiog įmontuosiu kur nors, kur tilps ten įmontuosiu. Taip pat reikia perdėti pompą, nes jinai liečiasi su kitu radiatorium, kuris aušina kitus video kortos komponentus. Ir taip pat reikia šiek tiek kabelių, cable managementą sutvarkyti, kad atrodytų viskas bent jau kažkiek panašiai, kad čia ne žiurkių lizdas, o kompiuteris. Ir po to ant pačio galo liks ištestuoti, taigi turiu temperatūras, kokios būdavo prieš water coolingą ir reikės mums pažiūrėti, pažaisti tuos pačius žaidimus ir pažiūrėti, kokios temperatūros laikysis po vandens kūlerio instaliacijos. Na ir taip pat galbūt labai greitai parodysiu, koks buvo mano planas B, jeigu šis water coolingas neišdegs. Taigi laikas atjungti visus hardus, išimti kortą, viską perdaryti iš naujo. Visą šį gėrį tikriausia parodysiu tiesiog labai pagreitintai, nes tai užtruks gan ilgai. Taigi važiuojam.
Taip, tai MacGyverinimas baigėsi. Matome, visi hardai dingo ir visi hardai atsidūrė štai čia. Taigi 3,5 inčio hardai puikiai tinka su tais braketais. Su mažesniais hardais 2,5, matome vienas čia įgrūstas ir vienas ten įgrūstas. Turėjau šiokių tokių problemų, bet juos taip pat sugebėjau įmontuoti. Taigi šitas hardukas 2,5 iš laptopo, pritvirtintas prie plasmasinio braketo, prisegtas prie šono ir gan stabiliai laikysis čia viršuje. Taip pat 3,5 hardas, 3,5, dideli 2 hardai ir pagrindinis SSD štai čia pačioje buvo primontuotas su štai vienu varžtu aukštyn kojom. Taip pat laikosi gan stabiliai, nemanau, kad jisai pajudės kur nors ir išgyvent visus žemės drebėjimus. Taigi, ką beliko dabar padaryti su hardais, sujungti visus kabelius, pakavoti viską, ką eina ir tada reikės instaliuoti video kortą. Taigi, cable managementas. Taigi, štai taip atrodo jau suinstaliuoti hardai ir visi kabeliai. Sutvarkyti. Taigi, ką aš padariau, tai visus kabelius iš maitinimo bloko pravedžiau pro galą ir tada taip pat išvedžiau hardų kabelius pro galą. Šie kabeliai yra tikrai bet šiaip netaip juos pavyko išvesti pro galą ir tada viskas ateina atgal į hardus, visi duomenų kabeliai, visi energijos kabeliai ir panašiai. Taigi, viskas iš priekio atrodo šauniai, iš galo ne taip šauniai. Reikia tikėtis, kad užsidarys ši dėžė, bet kadangi galinis dangtis ateina su štai tokiu įlinkimu, jisai turėtų gan lengvai užsidaryti. Taigi, netrukus pamatysime. Na ir dabar kas liko, tai suinstaliuoti video kortą. Taigi, važiuojam. Taigi, video kortą įdėta. Dabar liko faną įdėti štai ten į priekį ir porą kabelių. Taigi, vienas yra fanų kabelis, kuris jungsis į motininę, ir kitas moleksas, kurį aš išvesiu į galą, nes jau turiu ten išvedęs moleksinį kabelį iš maitinblokio. Taigi pabandykime viską sudėti taip, kaip turėtų būti pagal planą. Taip, pagaliau baigta. Visi kabeliai gražiai uždaryti kitoje pusėje ir šioje pusėje mes turime tik tai tą, ką turime turėti. Water coolingas, matome, puikiai tilpo ir visos žarnelės, niekas su nieko nesiliečia. Tai water coolingas kaip veiks, turėtų pagal idėją kaip veikti. Tai šis fanas siurbs orą iš dėžės į lauką ir taip aušins mūsų video kortą. Taigi matome čia radiatorius. Taigi eis karštas oras į lauką per šią apačią ir tada viršuje turime kitą faną, kuris paduos šaltą orą iš lauko į vidurį. Taigi tokia turėtų gautis tokia ratu cirkuliacija. Čia gauname šaltą, čia išmetame šiltą orą. Kabeliukų matome minimaliai liko, visi hardai sudėti viršuje. Ir čia viršuje taip pat turime procesoriaus aušintuvą, taigi jisai gaus šalto oro iš viršaus kažkiek ir tada siurbs tą orą pūs tą orą per radiatorių ir štai šis išmetimo fanas viską išmes į lauką. Taigi, štai taip atrodo water coolingas ir dabar belieka įjungti viską ir pažiūrėti pirmiausia, ar viskas veiks. Ir visų antra, koks skirtumas bus mūsų water coolingo ir prieš tai buvusio štai šio radiatoriaus. Taigi, įjunkime kompiuterį. Na ką, mes ir vėl turim problemų.
Taigi įjungiau stres testą ir matome, kad GPU temperatūra pakyla iki 90 laipsnių, taigi tai netgi daugiau negu buvo su oro aušintuvu ir aš šią GPU jau prieš tai buvau pajungęs ir tiesiog šiandien perdėjau termopastą dėl to, kad reikėjo perdėti pompą į kitą pusę. Na ir pasirodo, ši termopasta yra šlamštas arba tiesiog pasenus arba negerai kažkas užsidėjo, nes prieš tai GPU pakildavo maksimum ant 100% apkrovos, jinai būdavo iki 58 laipsnių, o dabar 90, taigi teks išjungti kompiuterį ir perdėti termopastą iš naujo. Smagumėlis. Na ką, kortą įdėti atgal, belieka patestuoti. Važiuojam. Čia sutems, kol aš pabaigsiu perdėliot viską. Na bet, man rodos, kad mes turime normalius rezultatus jau. Taigi, dabar stres testas dar nepaleistas, bet matome, temperatūra yra 31 laipsnis. Prieš tai temperatūra buvo 38, man atrodo, ir 31 aš turėjau prieš tai, kai buvau instaliavęs pirmą kartą šį water coolingą. Taigi pabandykime paleisti šį stres testą ir pažiūrėti, kiek temperatūra užkils. Turėtų maksimum užkilti iki, praeitą kartą buvo 58. Taigi bandom. Matome kur kas geresni rezultatai. 42 laipsniai. Ir dabar belieka laukti ir stebėti, kiek maksimum užkils temperatūra. Taigi aš video papauzinsiu ir sugrįšiu, kai temperatūra nusistovės. Regis temperatūra nusistovėjo ties 67 laipsniais. 68, 67. Taigi kone 10 laipsnių blogiau, nes anksčiau, man atrodo, buvo nusistovėjus temperatūra ties 57-58 laipsniais. Ir fan speedas buvo 30%, taigi dabar veikia viskas blogiau, bet spėju, tai yra dėl to, kad šis fanas yra įmontuotas į dėžę ir jis negauna pakankamai šalto oro, kurį galėtų siurbti ir taip aušinti šį radiatorių, nes šis radiatorius yra pakankamai šiltas dabar ir abi dvi žarnelės yra pakankamai šiltos taip pat. Taigi vanduo cirkuliuoja, bet jisai nėra ataušinamas šio fano pakankamai gerai ir to pasekoje mes turime temperatūrą kone 10 laipsnių prastesnę negu kai šis radiatorius buvo tiesiog korpuse, jeigu matėte, lauke padėtas, o ne įdėtas į dėžę. Taigi jis pučia tikrai šiltą orą dabar į lauką, bet vis tiek spėju, jeigu šį radiatorių dabar išimčiau į lauką arba tiesiog paduočiau daugiau šaltesnio oro iš šios pusės, aušinimas būtų daug efektyvesnis. Ko gero reikės palikti ties 68 laipsniais maksimalią temperatūrą kol kas. Vis tiek geriau negu prieš tai. Prieš tai buvo maksimali temperatūra 80, o geriausia kokia yra... Ne, prieš tai buvo 82, taigi matome, čia yra screenshotas, kokia buvo prieš tai temperatūra, taigi 82 su oru ir dabar mes turime 68 su vandeniu. O geriausia su vandeniu temperatūra buvo 58, taigi reikės kaip nors pagerinti šio fano efektyvumą. Tai su to sąlyga, kad mūsų aušinimas nėra labai efektyvus. Dar vieną idėją sugalvojau. Taigi dabar viskas oras eina iš vidaus į lauką ir kadangi viduje jisai šiltas, tai neaušinamas radiatorius gerai. Bet aš galiu apkeisti šį faną, kad jisai imtų orą iš lauko ir pūstų per radiatorių. Taigi viduje bus temperatūra didesnė.
bet turėtų aušintis geriau šis radiatorius. Taigi pabandysiu tai padaryti ir pažiūrėsiu, koks bus rezultatas. Dabar kas bus, tai šis fanas bus uždėtas vietoj šios pusės. Atsuksiu šios 4 varžtus ir turėtų gan paprastai jis užsidėti iš šios pusės. Taigi aš jį apsuksiu, kad jis būtų į šią pusę rodytų. Ir lygiai taip pat pūs orą, tik tai ne iš šios pusės jena, bet iš lauko į vidurį. Ir aš šio radiatoriaus negaliu apsukti vien dėl to, kad šio žarnelės yra, štai rodo į šią pusę. Taigi pabandysiu apsukti dabar ir pažiūrėsim, kas gausis. Nežinau, ar man pavyks normaliai apsukus šį faną pritvirtinti viską prie dėžės, bet pažiūrėsim, ką mes galime padaryti. Taigi, važiuoja. Taigi fanas nusiima gan lengvai ir štai taip atrodo radiatorius be jokio fano. Ir dabar man reikia tiesiog pritvirtinti viską iš priekio. Ir taip pat reikia būti atsargius su šiuo fano elektros laidu. Buvo pasitelkti visi MacGyverio įgūdžiai ir kas dabar bus, tai matome, 2 varžtai yra įsukti, viršuje yra apačioje ir 2 varžtai yra neįsukti. Taigi šie 2 varžtai, įstrižai, yra štai čia. Vienas čia ir vienas čia. Ir dabar man turėtų pavykti su šiais 2 varžtais pritvirtinti visą šitą ventiliatorių prie korpuso. Taigi pabandom. Ir volia, vos, bet pavyko. Taigi dabar oras bus imamas iš lauko ir pučiamas per radiatorių ir visas šalta karštas oras bus štai čia. Taigi bus šiek tiek blogiau aušinamas procesorius ir šis išmetimo ventiliatorius turės daugiau darbo. Ir taip pat šis ventiliatorius galbūt reikės jį nustatyti, kad jisai suktųsi šiek tiek galingiau ir paduotų daugiau šalto oro taip pat į vidurį. Ir galbūt reikės dar vieną išmetimų, karšto oro išmetimų arba šalto oro padavimų štai čia, būtent procesoriui, paduoti šaltą orą arba išmesti daugiau karšto oro per čia. Taigi, pažiūrėsiu, kaip šį kartą aušinsis sistema ir tada nuspręsiu, ką daryti toliau. Taigi, testuojam. Na ką, sistemos temperatūra, kai jinai nieko neveikia, yra 33 laipsniai, taigi daugmaž normaliai. Ir taip pat nepaminėjau vienas minusas, kad bus imamas oras iš lauko į vidurį, tai dulkės, nes iš lauko paprastai yra paimama daug daugiau dulkių, negu būtų, tarkime, iš vidaus sistemos, nes čia dulkės nesigeneruoja automatiškai. Na ką, sistemos temperatūra 32 ir pabandykime paleisti stres testą, tokį patį kaip ir buvo prieš tai. Ir pažiūrėti, koks bus rezultatas šį kartą. Video kaip ir prieš tai papauzinsiu ir sugrįšiu, kai temperatūra nusistovės. Na ką, apkeitus ventiliatorių ir kai oras yra imamas iš lauko, mes turime 64 laipsnius, taigi prieš tai buvo 68 maksimum, dabar 64. Tai, na, 4 laipsniai geriau. Vis dar ne taip gerai, kaip prieš tai, kai turėjau 58 ir šis ventiliatorius tiesiog stovėjo lauke ir visas korpusas buvo atidarytas. Taigi mes turime +4, +6 laipsnius. Ir ši temperatūra dar tikriausiai pakils, kai uždarysiu šoną, nes dabar viskas atidaryta. Taigi tikiuosi dar kelių laipsnių padidėjimo, bet kokiu atveju aušinimas vandeniu yra efektyvesnis nei aušinimas oru. Taigi šiam video dabar jau tikrai manau, kad užteks. Taigi baigė sutemt, bet mes turime dar vieną pasiūlymą iš mūsų didžiausio fano Andriaus, kad galima maitinimo bloką, kadangi jame irgi yra fanas ir visas oras yra išmetamas turbūt pro čia,
paimama pro apačią, taigi cirkuliacija vyksta pro apačią ir išmetama į lauką. Jį galima apversti aukštyn kojom, tada bus paimamas šiltas oras iš vidaus ir išmetamas į lauką. Ir tai pačio maitinimo turėtų galbūt ir nelabai paveikti, taigi pabandykime tai padaryti. Taigi turim laukan ištrauktą maitinimo šaltinį, fanas, visi laidai. Taigi dabar įdėsime mes į taip atvirkščiai, sujungsime viską atgal ir galbūt pamatysime šiek tiek mažesnę temperatūrą korpuse. Na ir volia. Maitinblokis apverstas, visi kabeliai perjungti ir viskas. Dabar jau tikrai daugiau jokių pakeitimų šiam kompiuteriui. Įjunkime. Neįsijungia. Todėl, kad mes neįjungėme jį į elektrą. Taip, gerai. Na ir ką? Važiuoja. Pabandykime pamatuoti temperatūras dabar. Na ką, viskas. Galutinė konfiguracija, jokių pakeitimų daugiau. Atsibodo keisti visą dieną, rimtai naktis atėjo. Taigi, maitinblokis apverstas, viskas kita kaip ir buvo, išskyrus šį faną. Šis fanas buvo pajungtas prie, štai ten yra kelios fiškės, ar kaip vadinami pajungimo lizdai. Ir jisai buvo pajungtas prie antro procesoriaus fanų. Taigi jisai sukosi daug lėčiau ir jisai davė daug mažiau oro iš šalto oro iš lauko. Taigi dabar mes turime daugiau oro iš lauko, šalto oro. Taip pat turime, čia imama šaltas, pučiamas šiltas, kaip ir prieš tai. Ir taip pat čia turime šilto oro šiokį tokį išmetėją į lauką, nes šis fanas ima orą į vidų ir išmetamas į lauką. Ir šis fanas taip pat išmeta viską į lauką. Na ir dabar turiu stres testą, kuris rodo šiokius tokius įdomius rezultatus. Matome, GPU yra apkrautas 100% ir temperatūra tik tai 53 laipsniai kažkodėl. Nors prieš tai buvo 60 su kapeikom. 57, taigi štai tokią temperatūrą aš turėjau ir prieš tai. Matome, temperatūra po šiek tiek vis dar kyla, taigi ko gero nusistovės ties 60 keliais laipsniais, kas yra gan neblogai. Taip, nagi, šiam kartui tiek, 60 laipsnių. Gerą pusdienį praleidau bekrapštydama šį kompiuterį, taigi nebelabai jau ir įdomu ta temperatūra, 60 laipsnių. Jeigu tokia ir išliks uždarius šoninį korpusą, bus šaunu. Jeigu ne, vis tiek šaunu, bet kokiu atveju vandens aušintuvas veikia daug geriau negu paprastas oro aušintuvas. Na ir ką, kokį trečią kartą. Su jumis buvo Vytautas ir iki. Na ir vos nepamiršau, planas B. Planas B buvo toks, kadangi viskas pavyko, taigi buvo toks, kad reikia gydyti simptomą, o ne ligą. Taigi planas B jūsų dėmesiui. Ir dabar belieka viską sujungti ir pažiūrėti, ar tai padės sumažinti kompiuterio skleidžiamą garsą. Na ką, visa sistema suinstaliuota, taigi Boss Avikas ir 5.1 sistema. Ir ką, tikrai padeda, kas be ko, nesigirdi ne tai, kad kompiuterį užančio, bet ir apskritai, ko gero, galima greitų laikų prarasti klausą.
Na ką, štai tiek. Iki.